Sveiki, nejučia prabėgo tos 2 savaitės nuo mūsų praėjusios laidos. Mes esam Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė Kotylė istorikai ir šiandien pakalbėsime mums neįprastą temą chronologinę prasme. Neabejoju, kad pastebėjot, kad mūsų absoliuti dauguma pokalbių yra apie 20 amžių. Turėjome kelis apie 19 amžių ir tik vieną turėjome tokį pokalbį, kuriame išjudame tolyn į ankstesnius amžius, čia apie epidemijas pasaulio istorijoje. Dėl to nusprendėme kažkiek paįvairinti tematinį turinį ir šiandien pasikvietėme Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoją daktarą Antaną Petrilionį, kurį mes kartu su Antanu Telecku pakamantinėsime apie LDK ir Vokiečių ordino karus ir tų karų belaisvius. Sveiki. Labą. Sveiki. Antanas Petrilionis yra parašęs apie tai disertaciją, apsigynė. Kada tu, Antanai, apsigynėjai? Jau prieš metus su trupučiu. Prieš metus vasarą, praeitų metų. Jo, tai čia tikrai įdomi tema ir įdomi disertacija. Aš galvodamas, kaip čia, kas čia kur prie ko ir kaip čia pristatyti tą pokalbį, pagalvojau, beklausydamas praeitą savaitę tokios tinklalaidės History Extra podcast. Ten buvo pokalbis su Ianu Mortimeriu. Aš tiesąką nežinau, ar jis yra profesionalus istorikas, ar turiu menį iš akademinės sferos, ar jis ten koks žurnalistas, bet jisai parašė knygą Why Middle Ages Matter ir knygos ir pokalbio eigoje aš supratau, kad yra žmonių, kadangi tas knygos ir reikėjo, kaip ir pagrindinė ta problematika, yra žmonių, kurie galvoja, kad, viduramžiai yra toks kaip vienalytis laikotarpis, tokia, reiškia, vienalytė epocha, viskas ten labai blogai, visi ten barbarai, yra toksai, reiškia, labai daug žiaurumų ir taip toliau, ir tada galvoju, tai kaip toksai žmogus turėtų reaguoti šiandienos temas. Tai turbūt sakytų, tai kokie čia belaisviai, taigi juos visus turėdavo išskersti. Kam čia dabar reikalingi tie belaisviai, tai man atrodo, jeigu tokių žmonių taip mąstančių yra, tai šiandien turėtų jų mąstymas pasikeisti. Turbūt su Antanu mes čia apie tai pakalbėsime ir tą išaiškinsim, ir tai jau aišku aiškėja ir iš Antano disertacijos. Visgi pradėsiu turbūt nuo toliau. Pirmiausia, tai disertacijos pavadinime mes matome žodį karus, tai yra karuose, LDK ir Vokiečių ordino karuose. Kodėl visgi, Antanai, yra karai, o ne karas? Ir tu dar net naudoji tokį žodį reizai, tai irgi paaiškink, kas čia per dalykas. Taip, tai jeigu kalbėt apie karus arba karą, tai oficialiai, sakykime, karas tarp Vokiečių ordino ir LDK arba Lietuvos prasidėjo 1283 metais ir faktiškai tęsiasi iki pat pirmosios taikos amžinosios 1398, kai buvo sudaryta Salyno taika. Tai galim šitą etapą laikyti vienu tokiu ilgu karu su kai kuriom pertraukom, pauzėm, paliaubomis, o po to jau vėl naujas karas prasidėjo 1401 metais, 1409 metais ir vėliau dar kelis kartus kariavo tos valstybės su Lenkija ar be Lenkijos pagalbos. Tai turime, viena vertus vieną ilgą karą, taip sakant, kita vertus kelis smulkesnius, trumpesnius. Bet ir šiaip reikia turėti omeny, kad bent tas 1283 metų paminėjimas, kad karas prasideda, tai čia Petro Dusburgiečio tokia sumanimas, kad kariniai veiksmai prasideda, bet tokio oficialaus karo paskelbimo, kaip šiandien, kaip ir šiandien nelabai būna, kaip pastebėjom, bet ir tais laikais retas dalykas. Ir vieną kartą, kuri tikrai paskelbė karą, tai 1383 metais Vokiečių ordino didysis magistras labai supykęs ant Jogailos, kad netęsė pasižadėjimų, tiesiog paskelbė karą Jogailai, visaip išvadino, kreipėsi į Jogailą tu. How dare he? Kas tais laikais truputį nepagarbu valdovui. Tai dėl to ir pasirinkau karus, o ne vieną tokį karą. O kas per fenomenas yra amžinoji taika, kodėl tai yra išskiriama su gerbiamu epitetu, kuris, kaip matome, nelaikė labai ilgai? Tai vienas dalykas, kad tais laikais, tarkim, krikščionis su pagonimis negalėjo sudaryti taikos, sakykime, tai būdavo paliaubos, okei. Paliaubos, kadangi yra
konkretus laikas, kiek jos trunka, ten 10 metų, kelis mėnesius, metus ir panašiai. Tuo tarpu amžinoji taika jau galėjo būti tarp krikščionių sudaroma ir amžinoji dėl to, kad jos laikas neapibrėžtas. Tiesiog paprastai. Tai su tikslu aišku, kad amžiams taika įsigalios, kad jokių karų vėl neprasidės, karai vėl neprasidės. Tai dėl to tos neapibrėžtumas. O kas yra reizai? Reizai. Reizai tai čia tokia specifinė, šiaip iš vokiško žodžio reizė, kelionė, taip sakant, bet tais laikais buvo supratimas, kad yra žygiai į Prūsiją arba į Lietuvą kaip kryžių žygiai. Tai Ramšteinai apgiedojo būtent kryžiaus žygį į Lietuvą. Taip, tai ir tapo sinonimu, taip sakant, kryžių žygiui į šiaurę. O galėtum gal nupasakoti tą foną, tokį klausytojų, kuris apie tai žino tik tai Žalgirio mūšį ir dar keletą kitų dalykų, dabar jau sužinojo tai, kad tu ką tik pasakei, bet kas yra tie esminiai LDK ir Vokiečių ordino santykių lūžiai? Ne tik turbūt karai čia buvo, bet ir diplomatiniai kažkiek, tu tam tikrus dalykus nupasakai, bet kaip jis atsikrausto, kodėl atsikrausto, čia turbūt mes žinome, bet vis dėlto turbūt kažko klausytojai ir nežinos. Kiek toliai. Aš gal pamėginčiau sukonkretinti taip, kad mes žinom, mokykloje vis tiek, aš kažkaip jau kaip manikalė, neatsimenu, kada ten prasidėjo ta LDK istorija, kokia 6 ar ten 7 klasėje, tai tos datos jau kaip įkaltos, mano galvoje taip ir liko įkaltos, bet kiek tas mokyklinis vaizdinys, kurį aišku mes paskui persikratėm per visą tą universitetą, bet kad tie lūžiai yra ordino atsikelimas, Saulės mūšis, Durbės mūšis, paskui ten nelabai aišku, kokie ten lūžiai, nelabai jų vyksta, visokie Vytauto pabėgimai, sugrįžimai, pabėgimai ir galų gale Žalgirio mūšis. Čia toks 150 metų laikotarpis iš esmės ir tas mokyklinis, bent jau kaip jisai man išlikęs, tai buvo tas, kad čia lietuviai kentėjo, kol pagaliau, kai davė kaulus, tai jau nebeliko daugiau niekam. Tai ar čia yra pagrįstas toks vaizdinys, kurį aš įtariu, dalis mūsų klausytojų gali turėti savo galvose? Geras klausimas, bet turbūt jau keičiasi tas, sakykime, vaizdinys, istoriografijai bent, toj moksliniai istoriografijai jau keičiamas tas vaizdinys, kad čia lietuviai amžiais nuskriausti ir kentėjo tuos 150 plus metų. O jeigu taip pagrindinius tokius akcentus dėt, tai per daug taip trumpai papasako, tai aišku, ordinas Šventoje Žemėje susikūrė, 12 amžiaus pabaiga, Šventoje Žemėje kryžiaus karai nelabai sekasi, tai visi kryžiuočiai persikelia kas į Kiprą, Vokiečių ordino būstinė persikelia į Veneciją. Vienu momentu Vokiečių ordinas gauna žemių laikinai Vengrijoje net kovot prieš klajoklius kumanus, bet ten gudrus karalius Vengrijos Andrius II išvarė juos, nes įtarė kažką ne to. Tada Konradas Mazovijos kunigaikštis pasikviečia kovot prieš prūsus Vokiečių ordiną. Tik šį kartą jau gudresni buvo didieji magistrai, Hermanas von Zalsa, išsireikalauja privilegijų, kad čia suteikėt mums žemių ir galim kovoti. Ta privilegija patvirtina ir Friedrichas II, Šventosios Romos imperatorius, auksinę bulę Ryminio. Ir taip sakant, prasideda ta Vokiečių ordino istorija Prūsijoje. Lietuviai jau buvo susidūrę su Kalavijuočių ordinu Livonijos pusėje, ten juos nugalėjo Saulės mūšyje, Kalavijuočiai prarado daug savo narių ir buvo sulieti, taip sakant, su tuo Vokiečių ordinu, kuris atkeliavo į Prūsiją. Tai ir tapo Livonijos ordinu. Bet turbūt kitas momentas yra, jeigu su LDK susijęt arba su Lietuva susijęt, tai Livonijos ordino magistro Andriaus Štirlando veikla ir parūpinimas karūnos Mindaugui su jo pagalba ir krikštas, turim tokį etapą, o po to jau svarbiausias turbūt ir reikšmingiausias įvykis yra 1308-9 metai, kuomet Vokiečių ordinas užima Gdanską, Danzigą, jeigu norit, ir Pamario dalį ir
perkelė savo būstinę iš Venecijos į Marienburgą ir taip savo, sakykime, istoriją susieja su šituo regionu ir iš esmės įsitvirtina jame ir tampa, kaip sakyk, pagrindiniu tokiu žaidėju šitam regionui. Tai toks esminis, jeigu sakyt, Vokiečių ordino istorijos. O jeigu su LDK, tai kaip minėjau, 1283 metai, Petras Duisburgietis sako, kad pradedam kariauti su galinga kariauti įpratusią tautą Kietasprandė ir prasideda tas šimtametis karas, kuriame visko yra. Ir karo, reizų tų pačių iš Vokiečių ordino pusės, iš lietuvių, kurie atsako tokiais pačiais žygiais, plėšikavimais, nepėsti, taip sakant, buvo. Diplomatija, Gedimino laiškai, paliaubos, tie patys belaisviai ir galiausiai 14 amžiaus pabaigoje visą tą suirutę, kovos tarp kunigaikščių Lietuvos ir ordino, sakykime, bandymas pasirinkti geresnį variantą, kurį čia kunigaikštį palaikyti jo kovoje dėl sosto. Ir po to, aišku, Žalgirio mūšis, kuris, aišku, dažniausiai kaip chronologinė riba tokia tampa ir po to jau, neįdomus tas ordinas. Bet tai dar 10 metų vyksta ginčai dėl Žemaitijos, dar keli karai. Po to 1435 metais Pabaisko mūšis, Livonijos ordinas padeda Švitrigailai, nesėkmingai padeda, aišku, ir Žygimantas Kęstutaitis laimi LDK sostą, įsitvirtina jame. Nuo po to jau pasirašus tą dar vieną amžinąją taiką, Brastos, tais pačiais metais, kaip ir Pabaisko mūšis įvykęs, ordino ir Lietuvos istorija iš esmės tokia tampa draugiška. Jokių karinių veiksmų daugiau ir nebuvo su Vokiečių ordinu. Bet su Lenkais kariavo, dar kelis ir 15 amžiaus vidury 13 metais karas, kuomet tampa Vokiečių ordinas Lenkijos vasalė, taip sakant. 16 amžiaus pradžioj ten kelis kartus ginčų buvo ir karas, kuris galiausiai baigėsi Prūsijos sukūrimu, taip sakant. O kaip šitas karas, šitie karai, tiksliau, kaip tu siūlai, atrodo tuometinės Europos kontekste? Iš karto prašosi lyginimas su šimtamečiu karu tarp Anglijos ir Prancūzijos, kuris iš dalies persidengia su šituo pačiu. Kokie čia yra, ar tai yra panašus procesai, ar tai, kad yra krikščionys kariauja su pagonim, jau yra savaime kažkokio statuso ir tos pačios karo praktikos požiūrių kažkas visiškai kitokio? Tai pirmiausia, šimtametis karas, jo panašių metų vykęs, kaip žinoma, chrestomatinės irgi datos, ten 1337 ir 1453, bet skirtumas tai, kad ten kovoja krikščionys tarpusavį, krikščioniškos valstybės, dėl, aišku, paveldėjimo teisių, dėl žemių, Anglijos karalių pretenzijos į Prancūzijos sostą ir panašiai. O tuo tarpu Vokiečių ordino ir pagoniškos Lietuvos karas, tas ilgasis 14 amžiaus, tai, galim sakyti, toks tęstinė kryžiaus karų dalis, tik tai šiaurėje. Tai Prūsija arba Lietuva buvo viena tokia iš 3 stotelių, kur galėjo Europos kilmingieji atlikti tą piligriminę tokią kelionę. Viena yra Iberijos pusiasalį, rekonkista, kita, aišku, Jeruzalė, kur vis dar bandoma atgauti ją. Ir turim tada rytinę Baltijos jūros pakrantę, kur vėlgi truputį biškį pigiau nukeliauti negu į Jeruzalę ir tas karas suprantamas kaip kryžiaus karas. Ir dėl to net tie patys anglai ir prancūzai pasirašydami paliaubas, darydami pauzę šimtamečio karo savo, vykdavo žiemą vasarą į Prūsiją, Lietuvą, kad pakariautų prieš lietuvius. Tai skamba kaip
kad čia į Lietuvą važiuoti kaip į spa, tarp rimtų veiklų, tai dar va čia dar biškiau užvažiuosiu, pailsėsiu. Net ne kaip į spa, bet kaip žmonės dabar mėgsta į tą piligriminės, tas, kas anksčiau buvo piligriminės kelionės, ten Santiago de Compostela, tai čia irgi toksai, aš čia prasivalysiu, dušę, nes čia, žinai, šventas karas. Nabagų pagonių kraujo praliesiu. Pasikelsiu į riterius, parsivešiu grobio, belaisvio. Tai čia kaip RPG žaidimas. Panašiai, taip, side questas, taip sakant. Arba lietuviškai šalutinė misija, taip, užduotė. Tai gerai, jau pats paminėjai tą raktinį žodį, kuris aplink tave sukasi tiesiog kasdien turbūt, jau gal biškai pavargai nuo jo, bet vis dėlto karo belaisviai kaip istorinis reiškinys. Matom, kad jis niekur nedingęs net ir 21 amžiuje ir kad jis vis dar išlieka labai aktualus. Bet kokios šito reiškinio ištakos, iš kur ir kada mes žinome apie pirmuosius karo belaisvius, ar tai senovės istorija, ar tai vėlesnis jau reiškinys? Nuo to momento, kai raštas turbūt atsiranda, galim sakyti, turbūt belaisviai ir buvo ir tose visuomenėse, kur ir ankstyvesnė iki, sakykime, senovės, iki raštiško šaltinio atsiradimo. Bet aš taip toli nenagrinėjau, aišku, bet domėjausi, tai, sakykime, ir senovėje buvo belaisviai ir jie įmami, bet skirtumas turbūt yra, kad senovėje belaisviai tapdavo vergais. Tiesiog įrankiais, darbo jėga. Ir turbūt be jokio šanso kažkaip pakeisti savo statusą. Nebūtinai. Romoje, bent Romos istorijoje, ar tai Respublikos imperijos, galioja tam tikros teisės. Pavyzdžiui, jeigu romėnas būtų paimamas į nelaisvę, jis, sakykime, prarastų laikinai savo piliečio teisę, suspenduotas, taip sakant. Bet jeigu grįžtų iš nelaisvės, tai jis viską atgautų atgal. Tai reiškia, kad buvo supratimas, kad galima išpirkti. Tas pats Julius Cezaris buvo ten išpirktas piratų, jeigu neklystu, tą juokingą istoriją, kur prašė, kad aš vertas didesnės išpirkos, negu jūs manęs prašot. Romojos laikais tas buvo suprantama. Aišku, didžioji populiacijos dalis buvo paverčiama vergais. Be jokių šansų, aišku, išsipirkti ar būti iškeistiems ir panašiai. Tada ateina viduramžiai, krikščionybė ir prasideda sakykime, naujos taisyklės, nauji papročiai, kai pradedama, pavyzdžiui, pasiduoti nelaisvę, riterio garbės kodeksas, etiketas, išpirkos, gyvybės išsaugojimas. Tai tokie dalykai jau apčiopiamesni ir galima juos matyti, bent viduramžių istorijoje, į kurią mes ir LDK galime įpinti. Tada, tu užsiminėjai šiek tiek apie kam reikia tų karo belaisvių, bet išplėsk, čia kur daugiau naudojama, nes mes nuskambėjo šiandien ir iš mano lūpų, čia aišku mes šiek tiek, kadangi su Antanu Terlecku, kadangi du Antanai studijoje, tai mes su Antanu Terlecku nesam čia geri išmanytojai, tai mes čia šiek tiek kartais galim pasirodyti, ar tie klausimai naivus ar panašiai, bet jau nuskambėjo ir Antanas sako, reiškia, kad pagonių kraują praliesim, aš kalbėjau apie barbarus ir panašius dalykus, tai atrodo, tai jeigu tai šventas karas, tai kam imti tos pagonis į nelaisvę, taigi reikia juos visus, arba perkrikštyti, bet tai čia, reiškia, gal tai ir susiję, reiškia, paimi į nelaisvę perkrikštyti, bet šiaip tai, turbūt reikia nugalabyti tos netikėlius, ar ne? Tada, atrodo, tai kam jie čia reikalingi? Tai čia koks yra išnaudoti kaip vergus, išpirka, ar kokie čia dalykai? Tai jau minėta ta vergystė. Ypač Europai, tai jeigu krikščionis turi belaisvių pagonį, tai viskas okei, viskas gerai. Jis gali būti baudžiaunamas, vergu paverčiamas ir panašiai. Kartais net nesistengdavo jo pakrikštyti, nors gal ir toks būdavo spaudimas. Krikščionio vergų negalėdavo turėti, suprantama, tai kaip belaisvius laikom. Tai vienas dalykas, tada tie patys kilmingieji, kurie atvykdavo į žygius kariauti prieš lietuvius arba prūsus, pasimdami tuos belaisvius kaip tokį trofėjų. Egzodą, parodėt savo namuose, kad tokį pagavau žmogų. Tai pavyzdžiui,
1390 metais po krikšto, beje, garsus šitas Derbio grafas Henrikas, būsimasis Anglijos karalius, paliko puikų šaltinį, sąskaitų knygą savo kelionių. Ir tenais užrašyta, kaip jis nusipirko vietos vaikus pagonis. Jiems išrūpino drabužių, auklės pasamdė Prūsijoje ir turbūt išsivežė atgal į Angliją. Tada turime krikštą, sakykime, vis tiek vyksta krikščionės, kryžiuočiai, misija vis tiek pakrikštyti. Tai tas pats Henrikas, jo sąskaitų knygose matoma, kad yra toks veikėjas Henrikas lietuvis. Tai reiškia, kad pasigavo turbūt kilmingasis, nes kažkiek kilmingo kraujo ir pakrikštijo jį savo, kaip buvo krikštatėvis. Aš atsiprašau, pertrauksiu, o kaip jis užrašytas, kaip Henrikas lietuvis ar Henrik? Kol pasakosiu, paieškosiu, turbūt Henrikus Letov, man atrodo, Litov. Nesvarbu, lotyniškai. Ką iš šito pasažo supratau, tai kad užsieniečiai visada grobė lietuvių vaikus. Taip, ir pirmieji emigrantai Londė. Tada jeigu grįžtat prie tos vergovės, tai ne tik, sakykime, Vokiečių ordinas ar tie krikščionys imdavo tuos belaisvius ir paversdavo vergais, arba juos apgyvendindavo, sakykime, Prūsijoje, bet ir tie patys lietuviai pasimdavi tuos krikščionius, valstiečius, apgyvendindavo juos Lietuvoje. Ir net būdavo priekaištai, kad kodėl jūs prašot tų belaisvių, kai mes jau juos apgyvendinom ir pagal seną lietuvių prūsų paprotį jie yra negrąžinami. Tai va, kas toliau? Kam imt belaisvius? Tada išpirkos. Jeigu labai kilmingas žmogus, tai galima iš jo tikėtis nemažos išpirkos, praturtėti ir panašiai. Tai čia ryškiausias pavyzdys būtų to paties šimtamečio karo kontekstas, kuomet dauguma anglų, tų karių, neįtin kilmingų, pasipelnydavo iš tų žygių į Prancūziją, paimdavo į nelaisvę kokį prancūzų riterį, gaudavo didžiulės išpirkas ir tai praturtėdavo. O kas turėdavo mokėti? Ta prasme, ar tai yra to žmogaus, kuris yra paimtas į nelaisvę, čia yra jo problema jau, kad jisai neturi pinigų, jeigu jisai neturi pinigų, ar gali jis tikėtis, kad kažkaip valdovas, kurio pusėje jisai tarnauja, kad jisai jį išpirkinės. Tai jeigu ten aišku kilmingasis aukšto rango, tai gal ir iš valdovo gali tikėtis, bet jeigu toks vidutinio rango riteris, sakykime. Tai visais atvejais tas, kas patenka į nelaisvę, juo rūpintis dažniausiai turi šeima pirmoje eilėje, giminės, draugai, tada tik valdovas, kuris irgi įsipareigoja savo pavaldinius saugoti ir tuo pačiu išpirkti, nes vis dėlto kariauja jo vardu, tai padeda jis kartais. O kita vertus, išpirka dažniausiai ir pats rinkdavo tas belaisas, jeigu jis būdavo paleidžiamas lygtinai. Už garbės žodį, jis grįždavo namo, būt surinkdamas tą sumą arba bent dalį jos ir tada nustatytą datą grįždavo pas savo kalintoją arba grobėją, nežinau kaip pavadinti lietuviškai gražiai, ir susimokėdavo. Noriu pasakyti, kad jie iš tikrųjų grįždavo ir buvo garbės žodis. Aš tikiu, kad buvo garbės žodis viduramžiais, čia aš ne tą noriu pasakyti, čia vis tiek riterių kodeksai ir taip toliau, bet vis tiek čia išėjo iš nelaisvės. Ar čia, jeigu taip pradėtų nebesielgti, tai tada jau nebepaleistų lygtinai ir tada būtų sunkiau kažkaip kiti liktų, nežinau, amžinai nelaisvėje, kaip čia yra. Čia, aišku, ryškiausi pavyzdžiai yra Anglijos ir Prancūzijos, nes ten jau riterystė tai aukščiausio lygio. Tai ten įvairiai būdavo, aišku, pabėgdavo. Ir dėl to buvo sukurti atskiri tokie garbės teismai, kuriuose ir kreipdavosi, kad pabėgo, nesumokėjo išpirkos, arba tas paėmė mano belaisvę, belaisvę atima iš kito žmogaus ir po to prašo išpirkos ir panašiai. Arba teisinasi, kad sumokėjo išpirką, bet jo nepaleido. Tai tokie institutai buvo Anglijoje ir Prancūzijoje.
O tuo tarpu Vokiečių ordino ir LDK situacijai tai atsiranda trečiasis asmuo, laiduotojas, kuris laiduoja už belaisvį, kad jis sugrįš ir tampa tokiu tarpininku, trečiuoju tokiu žmogumi, kuris belaisviui praneša, kad jau laikas grįžt, kad tavęs ieško tavo kalintojas. Na ir komunikacijos toks, sakykime, atstovas, nes vis tiek nežinai, kur tas belaisvis, galėjo jis būti ir kitur, ir kaip tu rasi jį per tą tarpininką. Tai, bet aišku, ir nesilaikydavo to garbės žodžio, būdavo pabėgimo, iš Vytauto keli belaisviai buvo pabėgę su jo žirgais, supykęs Vytautas, sako, ordino magistrui, kad tegul tie belaisviai sugrįžta ir, aišku, grįžina tuos žirgus, nes vis tiek prabango. Bet magistras taip ir neatrašė Vytautui. Tada Vytautui teko skųstis žemesnio rango pareigūnui ordino, bet nežinau, ar sugrįžo tie belaisviai ar nesugrįžo. Istoriniai šaltiniai nutylė. Taip. Tai jau tais laikais nervuodavosi žmonės, kaip būdavo sin žinutė, bet nėra atrašymo. Taip. Ir dėl garbės žodžio, tai beje Ženevos konvencijoje dėl belaisvio, dėl karo belaisvių, tai dar vis galioja garbės žodis. Galima paleisti, ir šiais laikais pagal tą konvenciją galima paleisti karo belaisvių už garbės žodį. Pereisim gal į kitą temą ir klausimą, susitarimai dėl tų karo belaisvių. Vis tiek turi būti kažkoks, turbūt, tu paminėjai, aišku, paleidžia už garbės žodį, bet vis tiek turi būti ir kažkokie susitarimai jau tarp ordino ir LDK. Ir apskritai, ar yra kažkokios tuo metu karo taisyklės? Gerai, 20 amžius prasideda Hagos konvencija 1907, dar anksčiau, 19 amžiaus pačioj pabaigoje, paskui Ženevos ir taip toliau. Ar yra čia kažkokios rašytos, arba, nerašytos tai turbūt yra, bet ar rašytos karo taisyklės yra ir kaip čia tada su tom taisyklėm ir karo belaisviais? Surašytom sudėtingiau, bet yra, sakykime, apmąstymai apie karo teisę, tai ypač universitetų, tų Bolonijos, Italijos, kitų universitetų arba Prancūzijos juristai apmąstydavo, kas yra karas, kas yra koks karas, ar tai teisingas karas, ar neteisėtas karas. Ir aišku, paliesdavo belaisvių klausimą, bet tai dažniausiai buvo iš senovės laikų traktatų permąstymas, komentavimas ir panašiai. Ir dažniausiai jie vienas kitą plagiuodavo, tai kažkokio tokio nusistovėjusios vienos karo teisės nebūdavo. Ir patys jie pažymėdavo, kad kai kuriais atvejais reikia laikytis tiesiog papročių arba senų tradicijų. Tai tas ir ta nerašytinė teisė iš esmės galioja visais laikais. Ir jie ateina ir LDK ir Vokiečių ordino karus, kur karts nuo karto pasirodo pagal karo teisę laikytis, pagal seną paprotį arba čia jau vėlesnių laikotarpių pagal priimtas normas, kurių laikosi krikščionis ir panašiai. Bet tai tokie pavieniai paminėjimai, bet kad būtų toks vienas dokumentas nėra. Dažniausiai reikia sudėlioti iš, sakykime, atskirų susitarimų tarp belaisvio ir kalintojo, tarp atskirų valstybių arba atskirų asmenų, kaip jie elgsis su belaisviu, kam koks belaisvis atiteks, kaip pasidalins belaisviais ir galiausiai taikos sutartis, kuriuose numatoma bent jau, kad visi belaisviai turi būti paleisti, bet nebuvo to mechanizmo, kuris garantuotų, kad laikytųsi to paleidimo. Čia norėjau paklausti, vis tiek jie turbūt net nežinojo, kiek tų belaisvių pateko, kiek jų ten, pavyzdžiui, krito mūšio lauke ir net pažinti kūnai ir lavonai ir taip toliau. Ar čia kažkaip bandė išsiaiškinti, kiek jų yra ar ne? Belaisvių sąrašai būdavo. Aišku, jie ne... Bet čia turėdavo ordinas, sakykime, paėmęs LDK, tai jie sudarydavo sąrašus, bet, pavyzdžiui, galėjo neįtraukti, išvežti ten, parduoti kam nors, kaip tu sakai, ten kokiam Henrikui iš Derbio, ar ne? Taip. Tai taip, įvairiai galėjo būti, tie belaisvių sąrašai neįtin išsamus ir jų labai mažai bent išliko, bet jie jau minimi bent, sakykime, nuo 14 amžiaus vidurio,
kronikose, pavyzdžiui, kad ten Vokiečių ordinas perskaitė Kęstučiui ir Algirdui sąrašą belaisvių, kuriuos paėmė ir susitarė dėl būsimo apsikeitimo jais. O vėliau, jau sakykime, 15 amžiaus pradžioj, tai būna ir išsamesnių tų belaisvių sąrašų, kuriuose net ir valstiečių atsiranda, kas truputį ne mūšė paimtų, bet per, sakykime, tą grobiamą į žygį ir jie yra surašomi. Ir vienas išsamesnių tokių buvo, kur arba aš skaičiuot nemokėjau, arba raštininkas skaičiuot nemokėjo, nes aš vienaip suskaičiavau tos belaisvius, jis kitaip suskaičiavo, skaičių, nes nesuėjo skaičius galutinis, bet apie 600 asmenų surašyta, daugiausiai moteris ir vaikai, kuriuos išsivedė ordinas į Prūsiją ir didelę dalį jie ten apgyvendino arba pardavė aplink Sembos kraštą, tai dabartinė Karaliaučių aplinkį. Kitaip tariant, net nereikėdavo, dabar vis tiek karo belaisvis, nors ne, irgi lygiai taip pat, linko krypstu, kad neturėjai būti pats tiesiogiai karo dalyvis, mūšyje dalyvauti, kad būtum paimtas į nelaisvę. Taip, aišku, tas karo belaisis toks skamba jau moderni savoka, kaip ten kareivis, kombatantas, taip. Patekęs į nelaisvę. Tai viduramžiais irgi jau buvo šiaip karo belaisvio toks terminas, be atsirandantis nuo 14 amžiaus, tai vėlgi Prancūzija, Anglija, kur pasirodo. Bet išgrynintas terminas atsiranda tik tai atrodo 17 amžiui po 30-mečio karo. O tuo tarpu LDK ir Vokiečių ordino karuose belaisvis yra tas, kuris yra paimamas į nelaisvę. Tai susijęs su terminais gefangenen, kaptyvus. Ir tiesiog reiškia tą veiksmą, paimtas į nelaisvę, sučiuptas, pagrobtas ir visus išimtinai nuo valstiečių iki didžiųjų kunigaikščių vadindavo to terminų belaisis. Jeigu būtų tai tinklalaidė apie karo pabėgėlius, tai turbūt Vytautas būtų garsiausias iš jų, tai daug kartų bėgęs, ne visai gal karo pabėgėlis, labiau gal toks intrigų medžiotojas ir politinės įtakos gebantysis ją susikurti iš praktiškai tokios jau pralaiminčios gal situacijos, bet kaip yra su belaisviai šitoj Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ordino karų istorijoje, ar yra kažkokių garsiausių istorijų, garsiausių pavyzdžių, kurios būtų galima kažkiek praskleisti tas konkretybės, jau truputį čia buvai užsiminęs apie tuos vaikus, pavyzdžiui, kurie atsidūrė Anglijos karaliaus kažkokioje aplinkoje, bet gal dar kažkokių pavyzdžių turim? Garsiausias tai Kęstutis, kuris dabar bijau sumeluoti, neatsimenu tiksliai datos, bet po 1301, man atrodo, pateko į Vokiečių ordino nelaisvę. Ilgai nebuvo ten, gal 9 mėnesius turbūt, nuo vasario kovo iki lapkričio. Pabėgo, Dariaus barono nuomonę jį paleido Vokiečių ordinas, arba taip, net pagelbėjo pabėgti, bet tai toks vienas garsiausių atvejų. Jeigu netiesiogiai su Vokiečių ordinu, tai aišku, tas pats Vytautas, kuris iš Krėvos pilies pabėgo. O daugiau susidurėme, bent aš susidūriau su problema, kad, pavyzdžiui, Vokiečių ordino nariai dažniausiai yra tokie anonimiški. Jie yra tiesiog ordino riteriai, ordino broliai šaltiniuose vadinami. Ir jeigu ir užsimenama šaltinėse, tai taip ir rašoma. Į nelaisvę buvo paimtas Vokiečių ordino brolis, mūsų ordino brolis ir labai retai jie yra užvardinami, nes jie, tokia buvo struktūra ordino anoniminė, viskas einama per pareigybės, tai nebent per jas galima atsekti vieną kitą ordino narį. O šiaip dar iš garsesnių tokių atvejų, tai keli ordino broliai sugauti lietuvių buvo paaukoti dievams, pririšti prie žirgo ir sudeginti gyvi su šarvais, su viskuo. Tai aišku, čia pagoniškų laikotarpių. Tik kartu su žirgu degino, aš nesuprantu žirgo vaidmens šitoj. Su žirgu pasadino ant žirgo,
pririšo prie medžio, kad, nepabėgtų nei žirgas, nei ordino narys. Ir sudegino. Bent taip rašo kronikos. Gal dėl to profesorius Amžinatilsį Gudavičius sakė, kaip jis ten, kad nekeistų nei vieno kunigaikščių į nors vieną savanorį Lietuvos. Jo, arba apie Vytautą, kad šunsnukis bet savas. Taip. O tai gerai, tai aš dabar įjungsiu savo durną 21 amžiaus mąstymą. Kęstutį paima ordinas į nelaisvę. Lietuvos didžiojo kunigaikščio brolį. Diarchija praktiškai vos ne garsiausia Lietuvos istorijoje tarp Algirdo ir Kęstučio. Ir jie, ne tai, kad tai dar jeigu imsim Dariaus barono versiją, jį paleidžia, taigi pakark, užmušk, neleis grįžti. Kam čia jam atostogos kažkokios neapmokamos sudaryti? Nusius brolių galvą. Tai čia turbūt rodo tą pasikeitusią arba, nepasikeitusi, bet galbūt tikrąją Vokiečių ordino ir LDK santykių, tokią dinamiką. Pats Kęstutis, bent Vygando Marburgiečio kronikoje, yra toks kaip prilyginamas kaip pagonis riteris, toks garbingas. Ir tas paėmimas į nelaisvę irgi taip su pagarba rodoma, kaip jis paimamas į nelaisvę. Aišku, nubloškiamas, jis ten nuo žirgo, ten 2 pasakojimai yra, tai dėl to išvedama, kad galbūt ne 2 kartus pateko į nelaisvę, bet ten galbūt 1 pasakojimas. Tas pats, tai jis nubloškiamas nuo žirgo, jam ten paduoda ranką, nustemba, kai atpažįsta, kad čia Kęstutis, kokią šventę mes pagavom Lietuvos kunigaikštį, nuvedė iškart į Marienburgą ir į ten neaišku, kurioje vietoje jį laikė, nes tuo metu Marienburgas nebuvo tą, ką dabar matom, jis dar tik tai pradedamas statyti tą galingą pilis. Tai nebijotinai, kad ten ir tuo metu statybos vyko, kas leido turbūt Kęstučiui lengviau pabėgti iš tos rezidencijos didžiojo magistro. Bet tuo tarpu, kol jis buvo nelaisvėje, užsimenama, kad kelis kartus pasiuntiniai atvyko iš Lietuvos, be abejo dėrėtas dėl jo išpirkimo arba paleidimo arba apsikeitimo kažkaip. Ir apskritai ordinui tiek ir lietuviams apsimokėjo turėti vienos kito belaisvių, nes, sakykime, lietuviai turi ordino brolius, tai reikia apsikeisti. Ypač tas... Kaip ir šiais laikais tas pats labai... 14 amžiaus antroji pusėje iš esmės visus ordino brolius laikydavo nelaisvėje. Kaip juos laikydavo, čia jau atskiras klausimas, galėsim vėliau paliesti. Bet ir Vokiečių ordinas vis, sakykime, dabar atsimenu, garsesnį belaisvį, tai Karigaila, tais pačiais 1390 metais, kaip ir paimamas į nelaisvę per Vilniaus apgultį, nukirzdinamas, taip sako, viena pusė Lenkų lietuvių, ordinas teisinasi, kad nenukirzdino to belaisvio. Bet ką Vokiečių ordinas sako, mums būtų mieliau jį turėti nelaisvėje, kad galėtume išlaisvinti savo ordino brolius iš lietuvių nelaisvės. Tai, sakykime, jau einant į 14 amžiaus antrą pusę, tai belaisviai išperkami, apsikeičiami. Aš turėsiu dar durnų klausimų iš 21 amžiaus mąstymo, bet kad paskui nepamirščiau, tai tiesiog jeigu klausytojų yra, kurie nėra buvę, bet svarstytų, kad gal kada nors reikia, tai Marienburgą aplankyti tikrai labai rekomenduočiau, nors esu Didžgerb 20 amžiaus entuziastas ir LDK manęs tiek daug nejaudina, bet vis dėlto tai tikrai paliekanti įspūdį vieta ir truputį suteikianti perspektyvos dėsnį tam visam mūsų įsivaizdavimui apie tuos pačius ordino karus su Lietuva ir tas mūsų bakūžės amanotas medinės pilaitės, su kurios degė ir gerbiamas Vytautas ne vieną jų yra pats padegęs kaip tikras ordino kareivis, bet Marius, matau, norėjusi. Jeigu žmogus važiuotų į Marienburgą ir jam po to skaudėtų širdį, kad jeigu jis yra toks 20 amžiaus specialistas ir jam skauda širdį, kad jis čia apsilankė ir tiek laiko išeikvoti, jis po to gali iš Štuthofą nuvažiuoti ir, kaip sakant, redeem yourself. Jo, arba ir tada į Gdanską ir Solidarność muziejų, Antrojo pasaulinio karo muziejų. Žodžiu, kelionė jums suplanuota, sėskite į automobilį, dabar pat, pabaigsit klausyti jau mašinoje.
Bet grįžtant prie tų klausimų, jau tu pasakei, kad yra ta intencija, kad ordinui Karigaila buvo kas Jogailos brolius. Ja. Tai kad būtų naudingiau jį turėti gyvą, bet ar būdavo kažkaip stengiamasi sąmoningai mūšio lauke, pavyzdžiui, prisirinkti kuo daugiau belaisių. Nu, pavyzdžiui, matai, kad priešais tave stovi ir su tavim kaunasi kažkoks galbūt kilmingas asmuo, nežinau, kaip tu galėjai ten pamatyti, tai jeigu jisai yra visas šarvai prabangesni. Šarvai prabangesni. Ir kad jo nenužudyti, o kaip nors, nežinau, buku ginklu jį pritvoti taip, kad jis tiesiog netektų sąmonės ar tiesiog užsikontūzytų tiek, kad tu galėtum jį paimti, bet kad tau nebūtų reikiamybės jį būtinai nugalėti kovoje iki galo. Tai beveik ir atsakei pats savo. Vėlgi galim pasiremti Prancūzijos, Anglijos karais šimtamečio, ten tiek daug visokių dalykų įvyko. Tai taip, sakykime, kai jau baigėsi, sakykime, ta mūšio pirma fazė, kur su žirgais vienas kitą patalžė, jau nulipę jie ir bando kovoti taip artimoje kovoje, tai dažniausiai tas, kas įveikia, arba paima į nelaisvę, arba pasiduoda į nelaisvę. Tai vienas variantas, čia aišku, idealusis variantas, kad pavargę jau ten pusę dienos kovot su sunkiais šarvais ir panašiai, jau kažkuris vis tiek pasiduodavo. Marius jau pastebėjo, kad taip, kilmingai gali atpažinti iš jo stovėsenos, drabužių, šarvų. Ir taip rašė garsus prancūzų kronikininkas Froissartas apie Nikopolio mūšį 1396 metų, ar 4, nesvarbu, kuomet vakarų Europos kilmingieji, prancūzai, anglai ir kiti kovojo prieš turkus osmanus ir pralaimėjo. Bet ką pabrėžia, kad turkai osmanai imdavo tuos į nelaisvę, kurie gražiausiai atrodė, kurie, puošniausiai, nes mato, kad jau čia, tikrai gausi išpirką iš tų riterių. O jeigu žiūrėti LDK ir Vokiečių ordino istoriją, tai labai sunku pasakyti, nes mažai šaltinių, kurie kalbėtų apie tą mūšio fazę, kur kas paima į nelaisvę. Dažniausiai užsiminama, kad paimtas mūšyje nelaisvėje, bet kaip, ar pasidavė, ar į ten nubloškė, pagriebė, sunku pasakyti. Pavyzdžiui, Žalgirio mūšį vienas ne ordino riteris, bet iš Vengrijos, man atrodo, o gal, nesvarbu, vienas riteris kovojo iki pat galo ir galiausiai pasidavė į nelaisvę Lenkams ar lietuviams, bet kaip jį Dlugošas sako, preizina, taip šlovina jį, kad jis nepabėgo iš mūšio, o pasidavė į nelaisvę. Tai sunku pasakyti, kaip tas veiksmas atrodydavo bent mūsų regione, nes kitais atvejais atrodo, kad tiesiog nepasisekdavo arba įveikdavo. Tai pagal tai, kad Dlugošas sako, tai pagal Riterio kodeksą kilniau yra pasiduoti nelaisvę, negu pabėgti ir galbūt po savaitės atvaryti, ne po savaitės, bet su kitu reizu prisijungti prie, čia gal drąsiau. Pabėgęs užsitrauksi savo negą, prestižas nukris, negarbė, pabėgti iš mūšio lauko, aišku, visi bėgdavo. Čia jau kas užsakys geresnį pasakojimą, biografiją, to ir patikės, bet Dlugošas šiaip mėgo daug ką pagražinti. Kažkas yra su Dlugošu ir pabėgimu, žinai, tas nemeilė pabėgimams. Tai va. Tas pat Dlugošas, jeigu užsimint apie patekimą į nelaisvę, tai 1414 metais dar vienas karas tarp LDK, Lenkijos ir Vokiečių ordino. Ir keli lietuviai priartėja prie Prūsų Olandijos, ar taip jie vadint, Preußische Holland, dabar nežinau, kaip vadinasi tas miestas lenkiškai, priartėję tuščia galva ir grobio troškiami buvo paimti nelaisvę ordino samdinių. Taip į nelaisvę pateko Vytauto dvaro maršalka Jonas Butrimas.
ar Jurgis, bet Butrimas. Čia klausytojams, kurie galvoja, kas tas Dlugošas, tai čia yra kronikininkas Lenkų, kaip pristatyk. Taip. Trumpai. Atsiprašome, kurie nežinote Jano Dlugošą, kuris 15 amžiaus antroji pusėje parašė savo garsią kroniką apie Lenkiją, bet ir palėtė lietuvius ir iš esmės nuo legendinių Lenkijos laikų iki jo gyvenimo. Tokią kroniką parašė. Aišku, jis tų įvykių dalyvių nebuvo, bet jo tėvas, man atrodo, buvo Žalgirio mūšio dalyvis ir dar vienas kažkoks giminaitis, tai ir jo patronas, Gniezno arkivyskupas taip pat buvo tų įvykių liudininkas, tai galėjo iš jų išgirsti tuos pasakojimus, truputį pamiksuoti juos ir savai parašyti. Tu jau užsiminėjai kad pakalbėsim apie tai, kaip laikomi karo belaisviai, tai man kažkaip užstrigo ir intriguoja. Kaip ordino broliai laikomi toj pagoniškoj Lietuvoje? Pagoniškoj Lietuvoje tai nieko negaliu pasakyti. Nu gerai, jau po krikštą. Bet negali nieko pasakyti, nes pagonis nieko nerašė. Taip, o Vokiečių ordinas rašo, kad amžinoji vergovė juos laiko, tai arba išveža į tolimesnius kraštus. Arba pilyse tiesiog laiko. Vieną ordino brolį, man atrodo, sudeginus vieną pilį, išlaisvino, o šiaip konkretesnių žinių nėra. Bet jau, kai daugėja šaltinių ir iš Lietuvos pusės, tai sužinome, kad yra įvairios patalpos, ne šiandieniniai kalėjimai, bet tam tikros uždaros patalpos, kur buvo laikomi tie belaisviai. Tai galėjo būti požemės, karceris, trinka, ir, sakykime, šaltiniuose vadinamų kalėjimų, bet tai turbūt galėjo būti bet kokia uždara patalpa. Kad svarbu būtų sargyba ir saugotų tą belaisvį. Bet čia dažniausiai, jeigu pasilaiko tą belaisvį, nepamirškime, kad lygtinai paleisdavo, kad kuo mažiau rūpintis jos reikėtų ir kad gautų išpirką ar ką nors, arba išsikeisti vėliau į lygiavertę ar kelis belaisvius. O tuos, kuriuos norėdavo pasilaikyti, tai laikydavo įvairiai. Pavyzdžiui, Žygimantas Kęstutaitis Livoniečius laikė požemėje, tamsioje, taip vadinamoje, surakintus grandinėmis. Taip pat panašiai ir Jogaila laikė kai kuriuos ordino belaisvius Krokuvoje, bokšte įkalintus, ar tai bokšto aukštesniuose aukštuose, ar bokšto Rūsyje, neaišku. Bet po to pasijuto toks geranoriškas ir paleido juos iš bokšto ir leido apsistoti kažkokioj Krokuvos smukliai. Bet aišku, irgi ten jau paleido tuos garbingesnius, tuos belaisvius. O šiaip tai valstiečius apgyvendino, tai nereikia jų laikyti, o kai kuriais atvejais tiesiog būdavo jie laikinoj vietoj sukoncentruojami, pasiruošiant tiems apsikeitimams. Tai dažniausiai pasienio pilis, Veliuona, Kaunas, Gardinas, o iš ordino pusės Ragainė, Tilžė, tos pagrindinės vietos, kur kartais sukoncentruodavo tos belaisvius. O kaip yra, kur šiais laikais žmonės gali daug sužinoti apie viduramžius, tai yra jau truputį pamirštas serialas Game of Thrones. Ir ten, dabar galvoju, Winterfelle buvo toks vienas Greyjoyus, kuris augo Starko aplinkoje, kaip karo metu jisai buvo paimtas kaip vaikas ir jisai išaugo būtent Winterfelle, tai svetimo klano, kitame klane, išaugintas, subrendęs žmogus, bet jis matosi, kad buvo augintas taip normaliai, paskui tik tais gavosi toksai biškit trenktas anot serialo. Bet man atrodo, kad tokių atvejų viduramžių istorijoje, Lietuvos gal ne, bet Skandinavijos istorijoje, man, jeigu gerai pamenu, yra buvę, kad būtent iš valdovo dvaro po ten kokio nesėkmingo karo paimamas koks nors vaikas ir jisai irgi užauginamas kito valdovo aplinkoje. Ar tokius žmonės, ar taip visų pirma tikrinuosi savo žinias, ar tokių atvejų buvo, ar neišsigalvoju aš. O antras dalykas, tai ar juos galima irgi laikyti tam tikrą prasme belaisviais Europos istorijos kontekste? Tai
Buvo šiaip. Gedimino aplinkoje, bent kronikos taip rašo, kad jis turėjo kažkokį vokiečių tokį jauną, kilmingai asmenį, nelabai jis identifikuojamas, bet, sakykime, nelaisvėje arba tarnavo Gedimino aplinkoje, taip sakant, susidraugavo su juo, tapo patikimas žmogus, tai 7 metus praleido Gedimino aplinkoje, bet po to, kaip rašo kronika, išgirdęs Gedimino planus, ten užpulti vieno ordino pilį, jis taip sakant, pabėgo ir informavo ordiną apie grėsinti pavojų. Tai toks artimiausias būtų pavyzdys, o kitas atvejis galbūt būtų Žygimanto Kęstutaičio, kuomet, kai Vytautas 1390 apie 90 pabėgo antrą kartą į Vokiečių ordino valstybę. Šį kartą reikėjo ordinui užstatyti ką nors. Tai paliko įkaitų savo brolį jis. Ir jis, taip sakant, įkaitų arba nelaisvėje, sunku pasakyti, koks jo toks statusas buvo, išbuvo 8 metus. Tai kaip jiem ten sekėsi, sunku pasakyti, bet tolimesnė istorija rodo, kad turėjo kažkokių problemų. Turbūt. Laikės lastį, vadinamasis mokslinis terminas. Taip, ir net vėlesniais laikais, kai jis jau buvo didžiuoju kunigaikščiu, magistras viename laiške užsimena Vengrijos karaliui, kad Žygimantas Kęstutaitis yra labai keistas ponas, su juo sunku dėrėtis. Toks diplomatiškas apibūdinimas, keistas ponas. Ir labai retas, tai, toks, kad apie kažką taip pasakytų. Čia jau įžeidimas turbūt. Taip, taip. Ir šiaip apie asmenybės būdą, kas labai reta šiaip šaltiniuose, kad kažkas kalbėtų apie asmenį. Gerai, kažkiek apibendrinant pokalbį, mes turbūt apie karus su ordinu ir apstai su tą epochą LDK, karus su ordinu mes matome turbūt pirmas dalykas konsolidacija valstybės. Tai yra vis tiek kažkaip grėsmė priverčia ir padeda susikonsoliduoti. Bet gal turi minčių, ką tai duoda šiaip, tai LDK visuomeniai, kad ir tam kilmingųjų, tai stratai visai, jeigu taip galima pavadinti, kad, pavyzdžiui, tie patys kontaktai su riteriais ir tos pačios pabuvimas nelaisvėje, kažką pamato, ten civilizacinius kažkokius laimėjimus ir taip toliau. Čia yra kažko? Tai per kontaktus taip. Nebūtinai kaip ir belaisviai, tiesiog, sakykime, tie būdavo belaisvių apsikeitimai ir jų sėkmingas apsikeitimas garantuodavo ir geresnius diplomatinius santykius, nes vis tiek suvažiuodavo nemažos delegacijos. Iš vienos ir iš kitos pusės galima buvo ir toliau dėrėtis, o jeigu bendrai taip įmant, tai gal labai užmirstas dalykas, kad, sakėjai, mokykloje prisimeni, kad čia vargo lietuviai, bet vėlgi matome, kad buvo ir taikingų santykių. Gedimino laikais, prekybos plėtimas ir per paliaubas užmesgami kontaktai, Vokiečių ordino nariai palaikydavo ir artimus ryšius su valdančiaja dinastija Lietuvos. Ten Kęstutis turėjo ten Brandenburgo komturą kaip draugą, kuris perspėjo apie Jogailos, sakykime, slaptus susitarimus. Vytautas turėjo irgi belaisvį laikinai Markvardą Zalcbachą kaip tokį privilegijuotą belaisvį draugą. Bet problema, arba kita vertus, tas nuolatinis karas, kaip sakyti, neleido LDK koncentruotis į kitas sferas. Viskas buvo susikoncentruota į karo ekonomiką, karo techniką, technologijas, kuriomis irgi keisdavosi. Tai ta karinė technika sparčiai buvo priimta LDK, bet kitos institucijos, rašto kultūra nesusiformavo, tik tai jau Vytauto Jogailos, jau Krikšto laikais tik tai jos atėjo ir pradėjo formuotis. Tai galim sakyti, tas karas truputį pavėlino viena vertus kultūriškai LDK, bet kita vertus leido, sakykime, peršokti kelis viduramžių etapus. Nes vis tiek dar Mindaugo tas laikinas epizodas
buvo įtraukta Lietuvoje į tą, sakykime, Europos krikščionišką pasaulį, bet labai trumpam. Ir kiek atsimenu tas viduramžių paskaitas universitete, tas Mindaugo atminimas, man kažkaip įstrigo tas faktas, kad jis nuolat buvo prisimenamas ir 20 amžiaus ir vakarų valstybių diplomatiniuose dokumentuose, bet iš esmės, kad dažnai būdavo apeliuojama, tai kad jūs ten lietuviai, jums reikėtų biškai gyventi kaip prie Mindaugo, šviesaus atminimo Mindaugo karaliaus, kuris ten buvo labai maladėts, labai geras vyras, priėmęs teisingus sprendimus ir tada nebebūtų ir tų problemų didelių. Na, aišku, galbūt ir, kaip rodo Lietuvos istorija, tas po Lietuvos krikštų vis tik problemos nesibaigė su ordinu, bet... Ten tai laikinas. Ten, kad ordinas tiesiog nepripažino to krikštą ir aišku, norėjo Žemaitijos, kurią visi iš eilės kunigaikščiai užrašinėjo ir niekada netidavė. Tai taip, o Mindaugą prisimindavo labiausiai ordinas, nes irgi Žemaitija užrašė ir popiežiai, kurie, aišku, norėjo atkurti tą Otokaro kryžiaus žygis į Lietuvą, į Prūsiją. Buvo su tikslu, kad atkurti šviesaus atminimo Mindaugo tą valstybę, karalystę. O vėlesni kunigaikščiai, Vytautas Jogaila, aišku, teigdavo, kad nepažįsta tokio valdovo. Tai va, tik tai 16 amžiui pradeda tas Mindaugas taip, kaip karalius figūruoti. Bet čia atrodo gal juokingai, kad jie nepažįsta tokio valdovo, bet labai realu, kad jie turbūt ir nelabai žinojo tokio, kažką, taip Jogailos atveju, 100 metų praėjo nuo... Jie vis tiek galvoja apie savo dinastiją, tai Gediminaičius, o Mindaugas jokiai... Kai kurie bandė istorikai sujungti tas Gedimino laikus Mindaugo laikus su Gedimino, bet jokio ryšio nėra tiesioginio, tai tiesiog jie žino savo senelį, Gediminą, dinastijos pradininką, taip sakant, ir jų dinastiją valdo LDK. Jokios kitos jiems nesuprantama, kas čia galėjo. Gal kažkoks menkas kunigaikštėlis, kuris ir gal vadinosi karaliumi, bet jie... Aišku, ir politiniai žaidimai buvo, nepripažinti to karaliaus, kuris užrašė irgi Žemaitiją Livonijos ordiną. Tai įvairiai galėjo būti. Bet kai Vytautas norėjo pats karūnuotis, niekados nebuvo imamas Mindaugo pavyzdys. Tai toks kaip atskiras. Čia irgi, žinau, kad mes čia išsitęsiam, bet irgi man atrodo, kad dažnas tas nesupratimas yra, kad žmonės mąstantis apie Lietuvos tą senąją istoriją, LDK, dažnai primeta tas nacionalinės jau 19 amžiaus modernizmo, nacionalizmo savokas, tai yra, kad lietuvių tauta. Tais laikais lietuvių tauta buvo labai nedidelis būrys žmonių, o dar svarbiau yra tai, kad žmonės mąstė ne tautos kategorijom, o Gediminaičio atveju dinastijos požiūriu ir tas Mindaugas, nuo jo dinastijos nebuvo, bet jiems galėjo būti lygiai tokia pati svetima, kaip, net nežinau kas, tie patys vokiečių magistrai kokie nors. Gal, aišku, artimesni, nes tą pačią kalbą kalbėjo, bet tų panašumų vis tiek tas mąstymas dinastijos kategorijomis, tas ir Žygimanto Augusto, ten tais paskutiniais veiksmais prieš Liublino uniją, man atrodo, kiek pamenu paskaitas, matosi, kad jis būtent mąsto apie tai, kad baigėsi jo dinastija, bet, išlaikyti kažkaip... bendra valstybė. Bendras. Tai toks šiandienos mūsų pokalbis. Ačiū labai Antonui Petrilioniui, kad pasidalino savo žiniom ir tikėkime, kad disertacija, kuri čia ant mūsų sofos guli, dar to universitetinių pavydalų pavirs ir knyga ir žmonės galės nusipirkti, paskaityti, bet man atrodo, disertacija ir taip yra prieinama mūsų visų. Jo, daviau leidimą. Atsiprašau iš anksto už klaidas rašybos ir faktinės. Taip, tai gerai. Ačiū visiems, kas klausėt. Pafollowinkit mus, pasubscribinkit ir visi kiti ten tie dalykai. Mums tai padeda būti išgirstiem, nes taip veikia algoritmai, visokie algoritmai socialinių tinklų. Tai iki susiklausimo. Iki.